Kilogramą miltų paimam. Aš naudojau speltas, visų grūdų dalių miltų. Susipilam. Paskau 2 arbatinius šaukštukus druskas. Įmaunam. Stiklinį sugariaus. Įmaunam. Nu į kas kokių moliūgų, siemuškų, selenų, kas kondavo, aš turiu tokį mišinys, sėklų mišinys. Tokį suberam. Sveisti. Ne, sveisti dabar nereik. Sveisti tepsiam, kai jau bus. Unko tepti. Viskų čia išmaišėm. Sudėt reik dar šitą ingredientą, svarbiausia, raugą. Užkoranon gauti, iš prieš tai dauna kepusi draugą. Viskon gerą išmakliujam ir paliksiam 10-12 valandėlių. Galvoju kažko sauso maišus, taigi litrą vandens, šiltą vandens reik. Taigi, turim iškėlusi tešlėkį. Reik 5 šaukštus atidedam ateities kartom. Nes reik turėti kitam kartom. O likusi gabenam čia. Ir formuosiam donikę. Tai va, tešlėkė jau vietoj. Dedam į neįkaitintą orkaitį 190 laipsnių su vėjuku. Ir kepsiam valandą 10 minučių kažkur. Jamam šitą pagranduką. Ir suvalgom!